Sveiki, čia yra VŽG-BC ir mes vykdome apklausą. Kaip jums krikštynos? Labai šlapia? Ne, pasivelnio. Kaip vertumėte 10-dalės sistemos? 10? Jei, nes mes labai faini. Kaip jums jūsų klasiokų kankinimai? Jokių kankinimų kol kas nebuvo. Jums pasisekė. Susitiksime kitas kartais. Ja. Štai mes grįžtame ir vėl. Mes apklausinėjame pirmokus. Kaip jums mūsų krikštynos? Kaip vertintumėte jas? Šiaip visai nieko, man patinka. Labai mes žiaurus antrokai. Ne, šiaip tikėjau žiūriu. Matot? Tai dabar žinosim, darysim išvadas. Kiek vertinate 10-balį sistemai? Tik tai jūsų tą vietą, ta prasme, ar Mūsų vietą, Senato vietą ir jo draugų. 9. O kitų? Tai jūsų vertinimas. Bendrai viską? Taip. 8 tada gal. Taigi, sveiki sugrįžę ir vėl VŽG-BC. Kaip vertinate mūsų krikštynas? Senato ir jo draugų partiją. 10-balį sistemą. Paskubėkit. 10-balį sistemą Senato ir jo draugų partija. O kaip kitas užduotis? Matot, jisai nuvertino Senatą. Davė 9. Tu už tai atsimsi. Sveiki sugrįžę mes ir štai vėl kartu. Ir mes apklausinėjame Oskarą. Oskarą iš pirmos pusės. Taigi, Oskarai, kaip jūs vertinate Senato ir jo draugų ruošimą užduotis? O jeigu 10-balį sistemai? Taip pat kaip ir Jonas Deivis. Kas čia vyksta? Nebuvo taip. Gal dėl kelnių? Nu ir Parodykit kelnes, prašau. Nu, šios netokios baisios. O kaip vertinate kitas užduotis? nu, jos buvo pakankamai geras. Tikrai nuvargino. Sveiki, štai mes ir vėl grįžtame ir apklausinėjame. Iš kokios klasės? Pirma C. Geras skaičius, gera raidė. Kaip jūs vertinate Senato užduotis? Labai gerai, patiko. O iš 10-balį sistemai? 11. Opa, mes turim laimėtoją. Opa, o kitas užduotis? Šiaip duočiau 9, nes dedu šį vakarą minusą žmogui, nežinau, kad jis neiškris. Ir manau, yra kur tobulėti visada. Perfekt. Tikras pirmokas gerbintis savo bendruomenę. Nuostabu. Paplokime, publika, paplokime. Sveiki, štai mes ir vėl grįžome į mūsų nuostabią apklausą. Su kuo mes kalbame? Vismantas Adas, Iš kokios klasės? Pirmagija. Taigi, mes darome apklausą ir klausime jūs tokį klausimą. Kaip jūs vertinate Senato ir jo draugų surengiamas užduotis? Na, neblogai padirbėta, neblogai kaip ryta. Na, trūksta tokios ugnelės, kuri užvestų, bet neblogai. Taigi mes apklausinėjame pirmoką, kurio vardas? Kamilis. Iš kurios klasės? Pirmos G. Nuostabu. Aš norėčiau jūs paklausti, kaip jūs vertinate mokytojų paruoštas užduotis, paskaitas ir taip toliau? Vertinu labai gerai, nes buvo labai įdomu. Man labai patiko muzikos užduotis, labai buvo ritmiška viskas. Ir kol kas, na, aš labai džiaugiuosi ir laukiu labai kitų užduočių, ypač sportinių ten, kur bus labai Senatas, tarp kitko patiko, jūs labai išradingi esate. Ačiū labai. Ir kiek jūs vertinate mokytojus ir Senatą 10-balį sistemai? Mokytojus tai nežinau, mokytojus gal kokiu 9, o Senatas labai puiku, tai manau 10. We have a winner. Sveiki. Mes kalbame su pirmokais ir mes apklausinėjame. Naktį. Gerai, tu esi iš kokios klasės? Pirmos G. Taigi, Naktį, kaip tu vertintum mokytojų paskaitas ir užsiėmimus? Paskaitos buvo įdomios. Labai buvo linksma daryti sportinės užduotis. Labai viskas gerai suorganizuota, įdomu, linksma. Susipažinau su savo klasiokais daugiau. Ir kaip vertintum 10-balį sistemai? Vertinčiau 9, nes visą laiką yra kur tobulėti. Sąmoninga. O kaip apie Senatą atsilieptum?
Labai šauniai viskas organizuota. Patiko labai šokis jūsų. O, publika, plojam. Plojimai. Ovacijos. You can blow with that, you can blow with this, or you can blow with that, or you can blow with this, or you can blow with that, or you can blow with us. You can blow with this, you can blow with that, you can blow with this, or you can blow with that, or you can blow with that. Like birds of a feather, I won't tell no lie. All of the people around us, they say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in a family dose. We are family. Hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up, everybody, and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about